7bet lažybos. 7bet. 7bet lažybos. 7bet. 7bet lažybos. 7bet. Nesaikingas lošimas gali sukelti priklausomybę. Komandai labai džiugu šito žaidėjus, kaip minėjot, nes visi prisidėjo, nebuvo tų kažkokių tai nepatenkintų veidų. Visi davė savo indėlį to, ko mums reikia prieš tokias komandas ir tai buvo tikrai didelė komandinė pergalė. Atrodo, kad dabar tos aistros komandai labai daug ir turbūt visą sezono metu ta ugnis degė, bet dabar gal tie du naujokai atėjo, legionieriai dar daugiau įnešė tos ugnies. Labai noriu pagirti tiek JC, tiek Speedy. Tikrai davė mums didelį impulsą. Pirmas ten rungtynės jiems buvo gal sunkiau, tai yra normalu, naujas procesas, nauja komanda. Bet jie mums tikrai pridėjo daug atletiškumo, gynybos, tikrai dideli aplaudismentai jiems, sakau, bet šiandien negalim išskirti nieko, tikrai visa komanda žaidė kaip kumštis ir kreditai ir trenerių štabui, kuris paruošė gerą planą, tai buvo viskas šiandien gerai. Turite bandė, atrodo, varžovai vis taip pikenrolas atakuoti, mušti po krepšiu, bet šiandien atrodo viskas buvo 10 balų iš tavo pusės. Tai nekas galbūt šiandien veikia taip, nei kad palyginus, pavyzdžiui, porą savaičių gal. Žinot, jūs akcentuojat labai tą atakavimą, bet pas mūsų yra tokia gynyba, mes šitoj sistemoje žaidžiam visą sezoną, mes atiduodam kažką tai, ką treneriai sugalvoja ir tai yra mūsų plano dalis šiandien, mes jį geriau išpildėm, gynėjai puikiai lindo iš užtvarų, nepasilikdavom 2-1 situacijose prie pick and roll, tai tik tiek galiu pasakyti ir irgi aplaudismentai gynėjam. Puikus startas, top 16, didelis pranašumas, kiek svarbu, kai realiai tokiame etape kiekvienas rungtynės yra labai svarbios ir kiekvienas taškas labai svarbus. Tai ir šiandien visų pirma atidavė aikštelėje viską, kaip jaučiatės kaip komanda ir kiek yra svarbu tai pradėti rungtynės. Matot, BCL specifinis labai yra, ten 6 rungtynės ir jos visos kaip finalas, tai labai nuvalkėta turbūt klišė, bet aš nemanau, kad šiandien dar kažko iš mūsų reikalaut galėjom, aišku, ten atidavėm kai kurios laisvus metimus, kur jie nepataikė, bet krepšinis tame ir susideda. Kartais kažką atiduodi, kažkur rizikuoji, šiandien mūsų diena ir viskas. Būdai atrodo dar apie bendrą tą žaidimą, ar ne? Ir pats berods Speedis buvo minėjęs po rungtynių KMT, kad po truputį klijuotės ir eina tos žingsnius į priekį. Kaip tau pačiam atrodo iš tos žaidimo pusės, ar matosi tas progresas, nes bent jau iš mano pusės žiūrint, tai nuo to antro kėlinio jau viskas kaip ir buvo aišku, jį tas perėmė tą kontrolę, dominavo tiek puolime, tiek gynybai. Aš kaip ir sakau, mes turim tos du naujus žaidėjus, jūs norit, kad jie ateitų iškart žaistų. Jie yra pakankamai gero lygio, aišku, kad pradėtų iškart žaisti, bet reikėjo laiko, turėjom laiko treniruotėse, pasišlifuoti. Aš negaliu pasakyti, kad mes dabar žaidžiam geriausią krepšinį. Man atrodo, kad tas krepšinis dar tik ateis. Atrodo, kad tą kovingumą ir charakterį nuo pat pirmų minučių išrodė, bet įgijo 8 taškų pranašumą varžovai iš pat pradžių. Kodėl taip? Ar čia tiesiog nesėkmės faktorius kažkoks ar dėl kokių priežasčių? Žiūrėkit, mes žaidėm prieš labai talentingą komandą, mes negalim pasakyti, kad taip, tai yra lengva pergalė, bet tai aš manau, kad tai bus visiškai kitokios rungtynės, kad ir kur mes bežaisim Bulgarijoje turbūt. Tai jie yra labai talentinga komanda su talentingais žaidėjais ir ta pradžia buvo jo tokia slogoka, sakykime, lėta, bet krepšinis todėl ir žaidžiamas 40 minučių ir mes įrodėm tą pranašumą, kurį turėjom šiandien ir neėm rungtynės. Jau nekartą dar šiandien kalbėjai, anksčiau kalbėjai apie Speedį turbūt ar ne, bet kiek galbūt dabar jau jauti su juo ryšį, nes kiek pamenu irgi po Šiaulių rungtynių sakė, kad nori tave maitinti kamuoliais, nori, kad tu atsiskleistum ir vis sektų tavo pavyzdžiui, žinai. Aš manau, Speedis padaro visus geresniais žaidėjais, netgi savo, sakykime, tiesioginį konkurentą, gal taip įsireikščiau, Jordaną Walkerį, kuris tikrai matėm šiandien žaidė superinį krepšinį. Aišku, negalim atimti kai kurių jo metimų, kurie yra kartais atrodo crazy kai kam, bet su jo atėjimu manau, kad visa gynėjų linija dėjo žingsnį į priekį tiesiog ir koncentracijos prasme, ir išpildymo prasme, ir Speedis, sakau, yra patyręs žaidėjas, kuriam jau galiu būti labai laimingas pasakyti, kuris yra dabar vyriausias žaidėjas komandai, kadangi perėmė iš manęs tą rolę. Tai ta patirtis jinai matosi ir čia nereikia jokių žodžių, mes matom viską aikštelį. Kas laukia Gyčio Masiulio 100 taško pelniuose berods? Nieko, vakarienė laukia, tai normali praktika pas mūsų, perkam vakarienę, kas įmeta 100. Gaila, man nepavyko, tai tas rungtynės. Tai, vat.
nesinori išskirti vieną žaidėją, bet Simonas Lukošius irgi puikiai sužaidė, ne tik iš tikrųjų, bet turbūt vienas geriausių sezono reikšmiškai. Šiaip visas sezonas gana svarbus, tai kiek jam kaip jaunam žaidėjai ir kaip Rytas žaidžia pirmą sezoną svarbu tokios rungtynės. Aš labai Simą palaikau, yra talentingas žaidėjas, turi turbūt viską, krepšinio IQ, visi ką matom, aišku, nėra paprasta Europoje pirmas metus žaisti. Atėjus į Ryto komandą, sakykime, lūkesčiai yra patys didžiausi iš komandos pusės ir galbūt, žinot, ta pradžia nieko man asmeniškai nereiškia iš jo, jeigu jisai pradėtų toliau taip žaisti, tai tik tai, sakau, aplodismentai ir visos gėlės jam, nes jisai tikrai gali ir mums tikrai padės. Kalbant ir gudai grįžti, paskutinis klausimas galbūt apie gynybą, ar netrodo, bent jau iš mano pusės žiūrint, Rytas berods bene pirmą kartą tai va šitaip gynė sezoną, aišku, čia žiūrint iš mano pusės, ar ne, kur tiek, kaip ir tu minėjai gynėjai, tiek aukštūgiai visi šiandien iš visų jėgų darė, ar ne? Koks galbūt akcentas tas buvo šiandien ir kas taip šiandien pavyko, kaip manai? Dėjom didelį akcentą ant jų gynėjų, ant jų metimų, perimetro metimų, neleisti jiems, nes jų yra žaidimas, sakykime, iš aizo situacijų išsimesti tą metimą, nes yra talentingi žaidėjai, mes tiesiog juos, sakykime, spaudėm prasiveržimam ir mums tas pavyko.